Iš pradžių aš gyvenau miške. Kai užaugau tokio ūgio kaip žmogus, atėjo jie – rūpestingi, draugiški, kupini vilties žmonės. Iškasė mane ir atnešė į namą, kurį vadino mokykla, vidinį kiemelį. Aplink ratelius susibūrė vaikai. Šios mokyklos mokiniai. Kiemelyje iškasė duobę, į ją įdėjo duonos kepalą ir aš pasijutau svarbus ir čia labai reikalingas. Taip apsigyvenau Elmoje. Iš pradžių buvo sunku pamiršti paliktą mišką ir mano šakelės pradėjo džiūti. Tačiau jutau, kiek daug meilės ir šilumos skleidžia mokyklos bendruomeniai, todėl sukaupiau visas jėgas. Ir prie pat žemės išauginau keletą naujų šakelių. Iš vienos jų išaugo toks tvirtas medis, koks iki šiol tebesu. Mano šakomis buvo puošiama bažnyčia per Elmos mokinių pirmąją komuniją, pinami vainikai penktokų olimpiados nugalėtojams. Mano šakose ilsisi ir čiulba paukščiai. Jau praaugo mokyklos stogą, man juk tiek metų, kiek mokyklai. Bėgant laikui viskas keičiasi, pasikeitė ir mokyklos kiemas. Vietoj senų pavėsinių atsirado moderni krepšinio aikštelė, naujosios sūpynės, čia per pertraukas matau lakstančius ir mažuosius darželinukus, ir didžiuosius mokinius. Seniai gyveno mergina ir vaikinas, Elma ir Grėjus. Elma nuolat žvelgdavo į dangų ir jos siela verždavosi žvaigždžių link, o Grėjus gyveno įsikibęs žemės. Žemiškuosius rūpesčius jis laikė daug svarbesniais už Elmų svajones. 1992 metais naujai įsikūrusiai mokyklai renkant pavadinimą, iš pirmųjų raidžių susidėliojo Elma – estetinio lavinimo mokykla. Elma buvo ir išliko drąsių svajotojų kūrėjų bendruomenė, dabar po vienu stogu draugiškai gyvenanti su Valdorfo progimnazija. Čia visiems užtenka vietos, šilumos, o svarbiausia – laisvės kūrybai, buvimui savimi. Ir norėjusi kitokios mokyklos, ne tos, kurioje būtų prievarta vaikams, bet kur būtų daugiau laisvės ir atsakomybės. Apie Valdorfo judėjimą buvau girdėjusi jau prieš metus laiko ir Algirdas nuvažiavo taip pat tais pačiais metais į seminarą. Na ir mintys, idėjos sklandė, į kurią pusę pakrypti, ar tai būtų Valdorfo, ar tai būtų Montessori pedagogika. Pasirinkome Valdorfo idėjas ir toliau kryptingai dirbome tą linkmę. Estetiniu lavinimu mes manėme, kad meninės disciplinos padeda ir visoms tom disciplinoms, ko reikia protinių galių. O kaip jau Valdorfo mokykla, kad jau nebeliko jokių abejonių ir stipriai tą kryptimį pradėjo žygiuoti, tai nuo 95-ųjų. Tai tada, kai aš grįžau iš Vokietijos, tai reiškia, baigiau studijas Vokietijoje ir jau nebeliko jokių abejonių ir čia atsirado žmogus, kuris galėjo drąsiai pasakyti, kad ne, čia labai svarbu ne tik tai žmogaus galva, bet širdis yra. Žiūriu aš į pasaulį, kuriame šviečia saulė, kuriame spindi žvaigždės, kuriame guli wachsen, lebet, wachsen, die Tiere, Štoji dvasia, aš noriu paprašyti, kad jėgai sėkmė mokslo ir darbui augtų mano viduje. Aš manau, kad taip kaip mes, pavyzdžiui, dirbame, arba kaip dirba Valdorfo mokyklos, tai galėtų dirbti visus mokyklos. Ir mane kas labiausiai veža, tai ta taip vadinama ilgoji pamoka, tai yra pagrindinė pamoka, kurioje yra daug veiklų. Daug veiklų ir tas visas tas prakalba, pasiruošimas,
įvedimas į pamoką, po to ta nusiraminimo pati pabaiga ar pokalbis kažkoks tai. Tai tokią padaro pamoką kaip visumą. Mokykloje nuo mažens mes mokomės įvairiausių rankdarbių. Siuvame, nerame viršeliu, mezgame, drožinėjame, veliame veltinukus. Per dailės pamokas piešiame, liejame akvareles, karpome karpinius. Taip pat gaminame maistą. Iš metalikos kažką. Greičiau gali? Mokomės tirdami ir atrasdami, savarankiškai ir bendradarbiaudami. Ne tik repetuojame, bet ir koncertuojame. Tam turime daug progų. Žibintų vakaras, kalėdinis vaidinimas, pirmokų šimtadienis, motinos dienos koncertas, aštuntokų vaidinimas. Mokykla yra labai bendruomeniška. Juk į kiekvieną renginį susirenka ne tik tai mokiniai, mokytojai, bet ir tėvai. Ir mes visi kartu kuriame mokyklą. Manau, kad tai yra mūsų stiprybė. Palinkėti, sustiprėti ir būti visą laiką priekyje. Aš labai tikiuosi, kad mokykla kada nors bus tokia stipri, kad mes nesutalpinsime klasėse mokinių, kad užaugs ne tik tai mokinių skaičiai, bet pats pastatas padidės, kad jinai bus 2 aukštų, graži mokykla su vidiniu kiemu. Mokyklai ir mokiniams norėčiau palinkėti nebijoti, būti drąsiems, nebijoti ieškoti, pasitikėti savimi ir gyvuoti daug metų. Mokyklai nori palinkėti, kad jinai ir toliau egzistuotų, būtų, ne tik egzistuotų, būtų, gyventų. Visiems kitiems mums aš labai noriu susiklausimo palinkėti. Ir mokai mylėti save.
dar ir savo šeimas, nes tada, kai žmonės myli save, jie gali mylėti ir kitus žmonės. Čia palinkėjimas mokiniai. O mokiniai mylėkit savo mokytojus. Visai mokyklai, nuo pačių mažiausių iki mokytojų, norėčiau palinkėti nebijoti naujovių ir mylėti judesį. Tai linkiu visiems šokti. Kad jūs ieškotumėt galimybių ir ieškotumėt veiklų, kurios jums padės suprasti, ko jūs norit ir padės pasiekti tai, ko norit. Daug švenčių organizuoja šitą mokyklą, į kurias tenai namus nesėkmė. Vaikai, aš manau, kad čia pati geriausia mokykla, kas Dovydoje.